Sveiki, Ikona vaikai mylėtojai, su jumis Ikona vaikai ir Agnė Grigaliūnienė ir mūsų jau jums labai gerai pažįstama ir Ikona vaikai partnerė, psichologė Jūratė Bortkevičienė. Smurto tema prieš vaikus yra itin aktuali šiandieną ir šiandien, aišku, kad Ikona vaikai turi irgi apie tai kalbėti ir kažkaip aš pagalvojau, kad norėtųsi kalbėti ir iš vaiko pozicijos arba apie tai, ką jaučia vaikas, kai prieš jį yra smurtaujama. Gal iš karto pradėsim nuo tokio klausimo, kaip jūs pati, kaip psichologė, kaip savo srities profesionalė apibrėžtumėt smurtą, kada jis prasideda? Kaip sakant, žinot, mes visi žinom tą labai populiarų pasakymą beržinė košė Lietuvoje. Tai vis dėlto, kada, kokie mūsų veiksmai jau gali būti pavadinti smurtu? Pirmas dalykas, tai beržinė košė labai gražiai skamba, ar ne? Kaip košė tai skanu. Tai diržas niekada nebūna skanu ir niekada nebūna auklėjamoji priemonė. Tai nuo kada jau prasideda smurtas? Smurtas jau prasideda tuomet, kai mes pradedam gąsdinti vaiką. Kai mes jau pradedam pasakyti, kad jeigu tu taip nedarysi, aš tau paimsiu diržą, taip, arba aš tau kažką tai padarysiu. Tai jau yra gąsdinimas ir tai jau yra naudojamas smurta prieš vaiką. Tai nėra, kad jau iš karto trinkteliu ir tik tada yra smurtas. Gąsdinimas taip pat yra smurtas. Tai yra tėvų silpnumo požymis, tai nėra stiprybė. Bet mes esame silpni prieš tą patį vaiką, jeigu negalime su juo susitvarkyti kitaip. Tai kaip patys mes įsivaizduotumėm, jeigu kažko tai nepadarome ir mus ištisai gąsdintų ir gyventumėm nuolatiniai baimiai. Labai yra sunku. Lygiai tas pats smurtas yra ir psichologinis, kai mes su vaiku nekalbam, kai mes tylim. Taip, ir vaikas ateina mama arba tėtį. Kaip mėgsta kartais poros tarpusavį daryti tokius nekalbadienius, tarkim, tie nekalbadieniai su vaikais irgi galėtų būti pavadinti psichologiniu smurtu, ar ne? Kaip jaučiasi vaikas? Blogai. Pirmas dalykas, jisai siunčiam jam žinutę, kad visas problemas mes sprendžiame smurtu. Kad jeigu kažkas tai neišeina, kažkas yra blogai, reikia muštis, reikia trenkti, reikia duoti arba reikia gąsdinti. Vadinasi, mes auginam gąsdinimo kartą, kuri iš anksčiau ar vėliau, ir jeigu aš kažko negaunu, nes aš turiu tai perėti gąsdinimo būdu arba rėkimo būdu. Ir jeigu mes pastebėsime tie vaikai, kurie gauna diržo, kurie yra mušami, tai jie dažniausiai ir savo brolius, seseris, mažesnius lygiai taip pat auklėja, kai nemato tėvai. Kitaip sakant, jie sprendžia problemas smurto pagalba. Taip. Tai kasgi atsitinka ateityje su vaikais? Labai stiprus nepilnavertiškumo kompleksas. Žmogus nepasitikė savimi. Žmogus nesupranta vertės, ar ne, kad aš esu kažko vertas ir ištisai bijo būti blogas. Bijau kažką tai daryti, nes aš vis tiek būsiu blogas. Ir netgi tokiam žmogui ateityje gali sakyti, va, kaip tu gerai pasiekei. Ir jisai gali nepriimti to ir sakyti, natūraliai čia taip, kažkaip čia ne aš, čia kažkas, ar ne? Arba kitas scenarius, kad žmogus taps lygiai toks pat agresorius, kuris rėkimo, šaukimo bandys išsikovoti dėmesio, taip, nes jisai tai išmoks. Ir, pavyzdžiui, noriu kažko gauti ir aš eisiu rėkti ant kitų, vadovautis lygiai tais pačiais metodais. Ar žmogus jausis gerai? Ne, nes jisai ištisai bus kovoj. Tai žmonės, kurie patiria smurtą, jie ištisai kovoja su savimi. Arba priima aukos vaidmenį, arba agresorius. Gerai, tai mes visą laiką kalbam, ko negalima daryti, o galbūt mes galim patarti tėvam tuomet, kaip susitvarkyti su tom problemomis namuose, kaip kalbėti su vaiku, kas vis dėlto gali būti geresnė priemonė nei virš galvos, kaip mes sakėm, prieš pokalbį kabantis diržas arba tokie nekalbadieniai. Ką reikia daryti? Ugdyti vaikus. Ir aš sakau, kaip pačioj pradžioj atkreipti dėmesį. Labai dažnai šiais laikais tėvai pavargę. Grįžta iš darbo, reikia ruošti valgyti, reikia daryti tą. Ir ateina vaikas, mama, tėti, paskui. Ir vaikas eina ir zirzia. Kada tas paskui? Natūralu, ar ne, kaip tas asiliukas iš Reko. Ar jau dabar? Tai ir vaikas lygiai taip pat kada. Bet jeigu tėvai grįžę iš darbo skirtų vaikams 15-20 minučių produktyvaus laiko, kaip tau sekėsi, ką nuveikiai, kaip išgyvenai, kaip man sekėsi, ką aš nuveikiau, galų gale, žinai, pavargau, bet einam kartu pagaminsim, atsipalaiduosim maistą, kartu su vaikais eiti gaminti, valgyti ir kartu užsiimti su tais vaikais. Ir natūraliai mes išvengiame daugiau problemų, nes vaikai gauna dėmesio, jie pasisotina mūsų dėmesio ir gali užsiimti tuomet jau patys. Taip, bet
Vis to laiko nėra tam dėmesio, o tada mes jau sprendžiame problemas. Vaikam reikalingas dėmesys ir nėra skirtumo jiems. Jeigu negaunu teigiamo, man bus gerai ir neigiamas. Tada aš erzinsiu tėvus. Aš aišku esu labai prieš bet kokį ten ar pliaukštėlėjimą per užpakalį ar vaikam grasinimus, bet jeigu taip atsitiko, kad ar pagrasinai, ar nekalbėjai, ar neduokdie pliaukštėlėjai per tą užpakalį, ką paskui daryti tėčiui ar mamai su vaiku? Atsiprašyti. Bet svarbiausias dalykas, kada mes atsiprašom, nesakyti taip, tu mane išvedei iš kantrybės, todėl aš tai ir padariau. Nu, tu pasielgiai blogai, todėl aš tau ir trenkiau. Maždaug tu pats esi kaltas. Ne, tėvai, jeigu jau tai padarė, tai ateina ir sako, aš labai atsiprašau, aš nesusivaldžiau. Čia yra mano problemos, ne tavo. Aš nesusivaldžiau ir aš tikrai pasielgiau neteisingai. Aš atsiprašau, mums reikia kalbėtis, aš noriu kalbėtis. Ir viskas. Ir tuomet mes jau vystome dialogą, kalbamės, vaikai tikrai atleidžia. Nu, jie beprotiškai myli savo tėvus. Baisiausia tai, kad jie atleidžia Jie viską atleidžia. Taip. Gerai, o tada jeigu dar paskutinis klausimas ne vaikam, o galbūt paskutinis klausimas apie tuos tėvus, kurie nesugeba suvaldyti emocijų. Ką jiems daryti, kur kreiptis ir ką daryti, jeigu, tarkim, jie neturi finansų eiti pas psichologus ir mokėti už sesijas. Yra daug nuostabių knygų, kurias jau bent pradėti reikėtų skaityti. Jau skaitant žmogaus smegenys keičiasi ir priema tam tikrą informaciją. Bet jeigu tingiu labai jau ir skaityti ir negaliu nueiti, tai mokytis kvėpuoti. Kvėpuoti ir šypsotis. Vat savo pasakyti, šiandien yra šypsenų diena. Ryte atsikėliau, žiūriu į veidrodį ir sakau, labas rytas, nuostabi diena. Ir einu ir kontroliuoju save, šypsausi ar ne. Kuo žmogus daugiau juokiasi, tuo daugiau gaminasi laimės hormonų. Laimingas žmogus, jam sunkiau būti piktam. Tiesiog dirbti su savimi, bet dirbti pačiam reikės. Niekas už tave nepadirbs. Net nuėjęs pas psichologą, jisai tik padės ir pamokys, kaip dirbti pačiam. Bet mes turim mokytis, kvėpuoti, šypsotis, ramiai kalbėti. Netgi, kada jau suėma pyktis, paprastas elementarus dalykas, mes įsitempiam. Įsitempiam, visas kūnas įsitempia. Tai savo ir sakau, atsipalaiduok. Tiesioginė to žodžio prasme, atsipalaiduok. Kai tu atsipalaiduoji, kai atpalaiduoji rankas, kumščius, pečius, kūną, tu jauti, kad pyktis dingsta. Kitaip sakant, tas toks mumyse turbūt žinomas dalykas, įkvėpk iki 3 kartų ir tada tik tai pasakyk, ką tu galvoji. Taip. Jis tikrai gali veikti mūsų kasdienybėje, ar ne? Tikrai taip. Ačiū Jums labai, Jūrate, už pokalbį. Mielieji, yra paprasta viena taisyklė, kad kvietinė arba avižinė košė yra daug skanesnė negu beržinė. Nenaudokime tos beržinės košės, nevalgykime.